kur ėjęs, pažvelgsi ten rasti lempą. Nu, tik kartais būna, kad ją reikia pastumti. Nu, ir aišku, dar kurie spektakliai dėliojas ant žemės. O šiaip, nu, jau nebėra to tokio tampimo. Čia melsva, ne, jis biškai. Jis toks kaip juodas. Jo, jūs matė, čia užrašė. Ne, jį kai dimeriuo, klausinėja, nematė čia tokios huinios. Kokios huinios? Nu, toks tovas, skylė ten. Tarkšt. Labas vakaras, labą dieną visiems. Labą dieną, sveiki. Sveiki. Žiūrovom į mūsų podcast'o, žiūrintiems į mus. Šiandien svečiuose turim Stasį, apšvietėją, maestro. Šiandien bus čia Mohikanų dvikova tokia. Kodėl? Du apšvietėjai susitinka viename video. Aš taip norėjau sėdėti su Stasiu, bet čia Jonas. Aš šiandieną būsiu apšviestas. Kad tu jau esi apšviestas. Tai už kadro vietoj Jonas Sergejus padės, vėsim ginčus tarp apšvietėjų, kaip kas ką daro. Nes Stasys dirba teatre, ne pagrindė, renginiuose. Renginiai, teatras, konferencijos, nu, ten, kur šviesa reikalinga. Kino nesišviets. Ne, kino. Esu dalyvavęs kelių klipų filmavime, bet kino ne. Yra siūlė, bet tiesiog kažkaip nesutapdavo darbo grafikas. O manai, pavyktų kamerai pastatyti šviesą? Kine? Jo, tau. Aš visada gaudamas pasiūlymą kažką daryti, bandau klausinėti visas smulkmenas. Ir tada, žiūriu, jeigu tai matau, kad ne mano nosiai, tai aš ir pasakau, ačiū, ne, gal geriau susiraskit. Nes yra siūlė ir kaviniai interjero apšvietimą daryti. Jo, yra siūlė. Bet aš taip pavaikščiau kelias dienas, pagalvojau ir sakau, chebra, ne. Bet tu sako, tos pačios lempos. Nu, kaip tos pačios? Nu, taip jos šviečia, bet, ne, sorry, ne. Ačiū. Tai reikėjo vošų bimų prikabinti ir gerai iš jūs padaryti apšvietimą. Ne, tai to atveju ne. Tai visada vertini visas galimybės ir, žinai, vėl, filmas nelygus filmui. Nu, taip. Apie ką, kam, kas, kodėl, jūs aiškini niuansus ir žiūri. Gal tau net iš vis tai būtų neįdomi ta mintis ir sakai... Ok. O dabar iš vis grįšiu į pačią pradžią, kaip tu atėjai visą šitą švietimą, apšvietimą, kaip pas tave tai atsirado? Aš labai norėjau didžėjam. Aš maniau, kad aš būsiu geras didžėjus. Aš irgi norėjau eiti į didžėjus mokyklą, bet nebuvo Klaipėdoj. Taip ir papuoliau. Aš papuoliau pas tokį gerbiamą Henriką Žyžį. Šiautautai. Kaip? Šiautautai. Jo. Jeigu žiūrėsi linkėjimai. Tai ir ten tiesiog darėjai viską. Ir statėjai sceną, ir statėjai garsą, ir pagarsindavai, jeigu reikėdavo. Ir kažkaip patraukė tas apšvietimas mane ir aš kažkaip ėjau ir nuėjau. Mokysi, ne. Nuo šūkų pradėjai? Nu ko? Nuo šūkų? Jo, ten turėjom tokias... Visko mes turėjom. Šūko šviesų pultas, kas nežino toks. Vienas iš pirmų šviesų pultų, tai šis būdavo tie tokie jungikliniai. Mačiau dabar video, iš Indijos jaučiu, bet vos ne kaip LED ekranas pastatyta didžiulė siena, ten įsukamos lemputės ir sukasi. Mačiau, tai būdavo ir tokių koncertų, kur tu pasistatai tų klavišinių tokių su klavišais. Vos ne kaip namuose, ne tokie. Apsistatai tais klavišais ir ten atsisėdęs. Paskui jau buvo versija numeris 2 su tais saugikliais, šiuolaikiniais, tais kirtikliais. Tai jau paskui jau čia... Paskui dar dimeriai atsirado. Būdavo toks rusiškas dimeris 4 kanalų ten. Man atrodo, nežinau, apie kurį kalbėjau. Aš neatsimenu pavadinimų, bet, ta prasme, aš esu iš tų akmens amžiaus laikų, kur mes daug ką darydavom patys. Improvizacija visą laiką gerai. Visur. Tai, žinai, nuo to, kai pradedi, tas pamatas toks biškis, žinai. Mačiau daugiau gyvenimo ir prožektoriai buvo tie tokie tarybiniai partalai, kur ta lempa tokia
pailga. Čia kilovatiniai tie. Jo, bet jie šviesdavo turbūt kaip 500 vatų. Nes 500 vatų šilumos. Gali pasičirškinti. Kiaušinienė. Jo, bet ir kačialka būdavo nebloga. Sunkus. Tas tarybinis rusiškas stovas toks irgi, tas prodžikas jau. Be raumenų nepadirbsi, ne? O dabar irgi ne? Ne, nu dabar matai ledai jau, ledinė technologija, jinai kaip mažiau elektros, daugiau svorio. A, ne? Nu jo, jeigu geras produktas, tai vis tiek sveria jisai. Nu, jo, logiškai. Tai dabar pagrindė teatras, ne? Dirbi teatre? Pagrindinis? Kas labiau patinka? Kas labiau patinka? Teatre ar... Teatras ar renginiai, ar irgi priklausomai nuo projekto, ar koncertai, pavyzdžiui, labiau prie širdies, bet vis tiek teatras pastoviau. Teatras, žinai, tas yra procesas, kur tu sukūri spektaklį, vyksta jau, ten, tarkim, 2 savaitės repeticijos, diena iš dienos, padarai produktą ir paskui jau pasiemi brėžinį ir kiekvieną kartą kartoji. Koncertai, dažniausiai tai yra atėjai, padarėjai, užmiršai, atėjo kitas koncertas, vėl viskas. Galvoja iš naujo, tai ten yra daugiau improvizacijos, čia viskas aišku. Tai negalėčiau skirti vieną kažkurio. Nėra taip, kad širdis prie vieno, bet pinigai prie kito. Tai faktas, kad kaip ten yra darbas maitina kultūros aprengia, kaip ten yra. Okay. O kiek metų jau dirbi prie apšvietimo? Nuo 99. O, tai aš tada gimiau tais metai. Na va, Edgarai, tavo amžiaus patirtis. Kažkas. Tai gal būsiu mažas atėjęs, lėliukas atneštas į tavo šviestą, žinai, koncertą. You never know. O apie teatrą kalbant, viskas yra statoma, kaip tas procesas vyksta, žinai, ar tu siūlai savo, ar režisierius tau nurodinėja, ar kartu, kaip vyksta visas... Tai būna prie režisieriaus šviesų dailininkas nusamdytas, tai dažniausiai jisai ten parenka. Bet, o tu kaip pultą judindamas, tu nesi šviesų dailininkas, neskaitai? Ne, aš skaitausi kaip operatorius. O šviesų dailininkas, tai jeigu kuri jau su režisierium kartu. Okay. Tai dažniausiai prie režisierius, kaip jau dešinioji ranka, tada yra šviesų dailininkas, tu klausai šviesų dailininko, bet jeigu pasako režisierius, tai vis tiek režisierius. Taip. Jau tada permuša, muša. Tiesiog su tais tiesiog dirbi pagal... Jo, ten, tarkim, vyksta spektaklio pristatymas, tada šviesų dailininkas ten pateikia filtrų sąrašą, daiktų sąrašą, ten, tarkim, norėčiau padaryti taip, bet nesugalvoju, kaip tai padaryti, tada tu bandai siūlyti idėjas, vieni priima, kiti jau apskritai žino, ką nori padaryti. Tai čia nuo komandos priklauso, kokią komandą susirinka. O kokia hierarchija pas jūsų? Tai yra šviesų dailininkas, paskui yra, kiek jūsų yra hierarchijoje? Pačiam teatre pas mums tokio kaip šviesų dailininko nėra. Nėra, ne? Ne, yra scenos meno techninės dalies vadovas, tada jau eina vyr šviesų operatorius ir tada jau šviesų operatoriai. Jeigu čia tik tai taip kalbant, nes ten dar yra vyr garsistas, vyr garso režisierius, man rodas. Tada jau paprastai garsistai, yra ten tų atskirų cechų. Fainiai. Ar galima uždirbti ir išgyventi iš apšvietimo? Tik tai teatre, vienam, jeigu pasirinkant vieną. Ant ribos, ne? Čia etato dirbant, sunkiai? Tokia valstybinė įstaiga. Nežinau, kiek aš čia galiu... Jo, nebūtinai skaičiais, bet sunkiai. Šiaip valstybinė įstaigoje iš etato vieno, dar vertinant tai, kad pagrindė mūsų darbas yra ir savaitgaliais, ir tu grįžti vakare apie 10, jisai nėra taip gerai mokamas, kaip
kaip turėtų būti. O žinių, kompetencijų reikia daug. Šiais laikais, Jo. Atieko. nu, tai viskas kompiuterinė, kompai, tinklai. Viską reikia išmanyti. Ta prasme, reikalavimai nuo to meto, nuo teatro įkūrimo, nežinau, nuo ko. Čia kaip... Nuo tarybinių laikų, kur būdavo tik tai raudona, žalia, mėlyna, balta, tai nuo to laiko pasikeitė labai stipriai, bet apmokėjimas... Dabar, ką aš pasakysiu, garsistai, jūs nesupykit, aš nieko blogo prieš jūs neturiu. Laurynas buvo atėjęs, sako, anksčiau garso inžinieriai buvo tikri inžinieriai, žinai. Jie konstravo savo pultus, viską. Nu dabar yra konsolės, ne, tu ateini pasukinėjai. Tai čia dabar tipo kompetencijos gal sumažėja truputį, žinai, nes nebereikia išmanyti tos mikroelektronikas. Pas jumis pas apšvietėjus viskas padidėjo dabar, nes nuo jungiklių paprastų atsirado pultai. Tai ne tik tame, pavyzdžiui, teatre dažniausiai garsistai ką daro. Sorry, Hebra, nesupykit. Žodžiu, garsistai, neklausykit šitą Išjunkit. Jie ateina, pastato, jeigu reikia porą kolonėlių, porą mikrofonų, tam prikabina, nu, dažniausiai tom ir baigėsi jų darbas. Pas mumis tu ateini prisistatai prožikų krūvą, sniego mašinos visokios, dūmų mašinos visokios, ta prasme, visą efektūrą toliau kimba, lieka pas apšvietėjus. Nėra tokio atskiro padalinio įkurta, kur ateitų būtų atsakingi ten už ugnies efektus, už sniegą. Žodžiu, visi ferverkai ant jūsų irgi. Vienareikšmiškai. Ir ką? Ventiliatoriai, vėjas. Ok. Tai sunkiausia darbė jaučiu lempas tampyti? Žinai, teatras yra toks dalykas, mūsų teatras apskritai gan gerai gyvenantis, tai praktiškai kur įėjęs, pažvelgsi ten rasti lempą. Nu, tik kartais būna, kad ją reikia pastumti. Nu, ir aišku, dar kurie spektakliai dėliojas ant žemės. O šiaip, nu, jau nebėra to tokio tampimo. Nebent koks pervažiavimas, ne, jeigu ten išvažiuojamieji, tada jau... Ir yra tokių, kur nusikabiniai visą teatrą išvažiuoja. Ir taip, ne, ir savo visą aparatūrą važias. Kai važiuoja į užsienio gastrolį, mes dažniausiai stengiamės prieš tai nuvykti techninio vizito į salę, išsiaiškinti daug niuansų, nes tu gali gauti salės aprašymą. Man atrodo, su Lenkija berods tai buvo, kad gavom salės aprašymą, viską pasižiūrim, kaip ir normaliai, bet gal davai nuvažiuojam. Nuvarom į Lenkiją ir pasižiūrim, kad ten štangos, ant kurių reikia viską kabinti, yra ne standartinės 50 mm, o 60. Nu ir tu atvažiavęs su savo prietaisais, kurie dažniausiai būna, šiuolaikinis kablys yra 50 mm, nu tiesiog Nebe uždeda ir negaliu naudoti. Ir nu, būna tiesiog tokių niuansų, kur jie nėra aprašyti. Ir tu paskui labai stipriai stringi, kimbi ir tas procesas nebespėjai tiesiog. Tikrai, tai kas sunkiausia darbe? Pasiruošimas. Turi daug visko apgalvoti, jeigu tai yra užsienio gastrolės, tai daug niuansų išsiaiškinti, susiplanuoti, pasidaryti, nes tas pats jau kabinų jungių ir tvarkau programas, jis nėra tas baisus. O lengviausia darbė? Mėgstamiausia darbė? Striukę pasiimti. Žarkin duris reikimo. Geras pasakymas, nesu girdėjęs tokio. Aš ką tik sugalvoju. Žmogus žmogų jaučia. Tu norėjai konfrontacijos, kad čia gaunas palaikymas tiesiog. Vienas kitą papildymas. Jo. Aš kol net nešiu, žinai, lempą ir sakysiu, kas čia per lempą, tol aš jūsų konfrontacijos neatrasi, žinai. Tai mes neturim turbūt jokių konfrontacijų. Na, aš irgi taip pradėjau sakyti ir pagalvojau, kad tikrai čia nėra, čia yra arba tas pats, arba yra per daug atskiri dalykai tarp kino ir teatro, tarp galvų, žinai, ir tarp visų blokavimų, visų flagų, kas yra daroma kine. Daug naujų terminų sužinojau, žiūrėdamas jūsų podcastus. Nu, aš matai, su filmavimais mažai ką bendro, tai jo, ten tie visi. Flagai, stendai, gripai. Nu, gripai panašu, pas jūs irgi gripai, tie, kurie kabina lempas, gripai. Nu, kaip žmonės gripai. Ne, apšvietėjai. Ne, bet yra kas lipa su... Tai apšvietėjai. Apšvietėjai. Bet aš jiems pavydžiu, visą daugumoje, čia mano nuomonė, aš nedirbu teatre, kad jūs turite tą erdvę viršui.
Kas yra sunkiausia, man, prie apšvietimo mes dažniausiai naudojam jau erdves, kurios yra gyvenamas ir mes apriboti blūbam. Ir blemba, norėtum vienaip, kaip ryginsi, kaip užkabinsi ledą. Nes ledas, kaip teisingai sakė, jis yra sunkus dalykas. Buvo 2 kW 2 kW ledo irgi sunkus. Ir 2 kW. Aš pats apakau, kaip apakau. Atrodo, kad turėtų tai būti lengvas prietaisas, bet iš tikrųjų geras, teisingai padarytas prietaisas, jisai gerai teisingai sveria. Daug metalo svarbu. Matai, ten gaunas daug metalo, daug aliuminio, daug aušinimų. Dėl to esi patampa. Pas mumis geras objektyvas irgi 30 kg sveria. O pas jūsų klausimas, studentai ateina, tie, kurie nori išmokti? Pas mumis atsiunčia iš tas buvusios siuvėjų mokyklos. KTMC dabar, ne? Bet ten jie audiovizualas. Tai Vilius sėdė. Tai jie ateina, bet ten tenka visą pravesti lekciją, kad čia yra profilis, čia yra PC, kas yra PC, kas frenelis, kuo mes skiriasi. Kas yra PC? PC yra lęšio tipas. Ai. Aš dabar net neištarsiu to lotyniško pavadinimo. Net lotyniškas? Nesvarbu. PC yra strumpinimas, tiesiog, kad nelaužyt liežuvio. Aš jaučiu ir irgi tam, nes daug kam reikėtų paaiškinti, nes aš dar neskiriu sporto. Ne, bet jeigu tu man pradėtum apie kamerą šnekėti, irgi reikėtų. Aš dar irgi biškit pakarpyčiau ausim. Tai liūdna, kad ten reikia vėl kartoti studentams tai, ką šiaip jie turėtų mokėti. Čia nėra to liūdėsio, nes kaip ir turėtų tam ruošti, bet jų niekas tam neruošia. Ir jie ateina, atlieka praktiką ir išeina. Niekas nepasilieka. Jie, man rodos, jie patys gal jau turi kažką. O yra kažkur, nežinai, mokytis, kad grinai apšvietėjai. Lietuvoj? Jo. Elektrėnuose ten kažką bando daryti. Elektrėnuose? Šitaip, kad elektra švietimas. Ten kažkokia irgi, ar tai profkė, ar kas ten, o ir pulta, ar ten... ir Vilniui, Gedimino technikos, koks ten? Lietuva, ne? Ne, dabar jis kažkaip kitaip vadinas. Vilnius Tech. Vilnius Tech, jo, ten yra STS-as, ten padeda su prietaisais, ten jie ruošia technikus, kažkaip, kad ten irgi, kaip suprantu, bendrai gauna visas žinias ir garso, ir šviesos, ir video. Tai multimediją jaučiu. Aš multimediją baigiau. Niek neišmokau. Na. O Stasiai, tai visą spektaklį tu vienas padarai, sukabini, suraši, ne. Turit kas. Yra spektaklių, kur tu gali pasidaryti vienas, ten ateini, turėdavau spektaklį, kur ateini, pasistatai dūmų mašiną, įsijungi pultą, jau užsilaudini šou, viskas, čia esu pasiruošęs spektaklį. Bet yra spektaklių, kur dirbam visi, nes ten pasiruošimas yra... netgi etapais, ten, tarkim, ateinam pirmą mes, tada darbininkai. Dar prieš pat spektaklį atsisėdė su kitais kolektyvo nariais ir susistrateguoja, kas kada ir kaip netrukdyti vieni kitiems. Nes yra buvo istorijų, ten neminėjusi titrų atvažiuoja, žinai, eina prisuka lentas, scenos darbininkai eina prisuka lentas, o hebrai reikia su Dženiu važiuoti fokusuoti lempas. Dženis tai tas bokštelis savaigis, kur ten pasikeli važiuoja, ir jie negali važiuoti, nes yra lentas prisuktas. Tada atėjęs įsuka lentas, tada ateina piktas darbininkas, sako, aš čia vargau visą dieną, taikiau lentas, prisukau, o tu mano darbą visą sugadinai. Tai komandinis darbas yra labai svarbu. Kas kada ką padarys. Nes, nesusišneka ir paskui iššakė. Čia kaip ir kine vis tiek, gripas, viskas yra su gripu suderinama pas tave, nes irgi jau... Kad laikas yra svarbiausias, pas mūsų gan brangiai gali kainuoti klaidos. Kinas yra, žinai, tai kinas yra kinas, o pas mumis tai yra planuojamas laikas, yra planuojamas, kada koks spektaklis kokiam intervalė gali eiti nuo kito spektaklio, kiek laiko reikia tam pasirašymui. Ir paskui jau atskirai sėdi derinės, ten, tarkim, 9 ateina mes tam pasiruošim, tada jau gali ateiti darbininkai statyti dekorą, jie ten stato iki 12, tada pietų pertrauka, tada vėl ten kažkaip kartu atskirai, jau ta seka. Bet yra, kur visi visada kartu.
Nes ten gali būti, kad pakabina stogą, tau tą stogą reikia apšert lempom, tada jie ten eina kažką krapštos, apšeri lempom. Nu, O kai va šitas visas, kai komanda, ar daug streso būna kartu dirbant, ar čia kaip? Stresas būna pradžiai. Kaip yra tie pirmi statymai. Nes iš principo, kaip įvyksta, pasistato dekoracijos, nu ir viskas, ir tu ten tas 2 savaitės repetuoji, įvyksta premjera, viskas išsirdo, ir paskui, kai reikia po 3 savaičių laiko statyti, žinai, tie pirmieji kartai dar... Palauk, kaip čia, ką mes čia, kur čia darėm, kokie čia tai yra, nu, tie pirmieji kartai. Buvo, kas buvo, ar tikrai tai buvo. Nes ne čia padėjai, čia... Bet paskui, pavyzdžiui, repeticijos būna, jeigu... Vis tiek repeticija būna. Ant pirmų kartų, ant pirmų parodymų visada būna repeticijos, nes praeina, nu, tos 2-3 savaitės vis tiek pasimirštos smulkmenos. Tam po 2 metų atidirbta būna... O po 2 metų atidirbta būna net, nu, žinai, ten yra jaugė krauja, kur vos neužsimerkęs gali. O tas ir yra, kad tu kaip apšvietėjas tiesiog kiuškės su maikai vieną iš kitos, ar daugiau darbo yra spektaklio metu? Būna, yra tokių spektaklių, kur per spektaklį paspaudžiu 2 kartus gau. Gau nuo pradžios iki pertraukos ir po pertraukos antra dalis. Nu, kažkaip taip, bet iš principo, nes mes dabar esam labai stipriai nuėję į sinchroną. Sinchronas? Ir midi garsas... Visą spektaklį praveda garsas ir ten tik tai porai vietų nėra triggerio, tai tada... Nu, čia kaip ir renginiuose dabar viskas, nu, didžiuose. Ne, bet ten yra time kodas, o pas mumis yra midi. Midi, ne? Okay. Nu jo, time kodas, nes va, koncertus, kuriuos važiavom, tai irgi apšvietėjas stovi. Nu, bet iki to yra... Bet ne, tai 2 savaitės vienam koncertui pasirašymas. Programavimas visas, taip, ir paskui dar kaip prieš kiekvieną viskas susistumys. O tu, kai eini tokius koncertus, kur vieną kartą padaryti, tu viską rankiniu būdu negali sėdėti savaitę ruoštis tam koncertui. Dažniausiai net nebūna. Nebūna finansų nei tam, nei laiko tam. Geriausiu atveju, ką pasidarai, nu tai brėžinį, kažką, bet ir tai... Tai geriausiai, jeigu dar būna tos 2 savaitės, o būna ateina, ką veiki penktadienį? O jau ketvirtadienis. Jau ketvirtadienis. Nu, o kas yra? Nu, tai čia koncerčiukas yra. Bet čia yra taip, kaip tu, haltūros tas yra koncerčiukai. Jeigu dirbtum su koncertais full time, nu, tai kitaip būtų, manau, ne? Ne, tai yra koncertų, kur tu iš anksto, žinai, ir iš anksto rašės. Ja. Tu mėgsti pasiruošti? Čia tavo yra arkliukas, pagalvoti, pamastyti prieš... Aš kiekvieną kartą gavęs pasiūlymą, tarkim, tada bandai įsiaiškinti kokią įrangą ir tada nešiojas ir dėliojas, kaip tai turėtų atrodyti, dainas gauti iš anksto, nu, įdedi to viso pasiruošimo, nes išskyrus tos atvejus, kai skambina ketvirtadienį, ką veikia penktadienį. Bet šito žodžio, kuriuo dabar užmiršau, improvizacijos irgi gerai. Kai turi patirties gal? Kai jaučiu iš patirties. Nesakysiu, kokiam koncerte vieną kartą buvo, kad sugalvojau varyti improvizacijos būdu. Nieko nesirašiau koncui. Visą koncą variau varai, ten kažką, kas patiko, ten įsisaugai, žinai, kad jeigu ką, ten grįžti, patobulinti. Vidury konco net laikė pultas, persikrovė. Jis nepritaikytas buvo tokiam. Arba aš per daug užlaužiau jį. Ai, netgi taip gali, per daug kažkaip procesų jame vyko. Nu, tiesiog įvyko faktas, kad vidury konco persikrovė. Tai po to karto stengiuosi vengti improvizacijų, supratau, kad gal geriau nereikia. Okay. Nebūčiau pagalvojęs apie tokį dalyką visiškai. Bet šiais laikais tu niekada negali žinoti, nes viskas yra ant kompų, visur yra kompai. Taip. Ir tu niekada negali 100% pasitikėti įrangą. Garso pultas gali užlinkti, garso šitą magistralį, kaip stageboxas gali užlinkti. Jo. Nu, išakės. Nu, tai ar net tas irgi gali užlinkti? Gali. Gali kažkas ištraukti kištuką, kišti siurblį.
Arba įkišti 3 kavos aparatus į kažkur. Ir tada likus 5 minutėm nebėra elektros. Senais laikais prietaisai pultai buvo mažiau kompiuterizuoti, garso, tai šis buvo analogas. Nu, tai taip. Ten vienas kanalas dingo, tai dzin persismėgė į kitą. O dabar katas arba optika. Optika. Kas nors ten su kokiu... girdėt šitą, kai Danijos skvere kažkas tai statydamas sceną perkirto optinį kabelį ir visas vakarų regionas liko be interneto. Negirdėjot šitą? Kažkuriais čia metais, man rodos, tas pats gerbiamas Laurinas atvarė į teatrą, visas linksmas, sako, girdėjot, stato sceną prie telekomo ir, žinai, kai iškalo štyrius, kad ten tatampas padaryti ir nukalė optinį kabelį. Brač. Ir visas vakarų regionas be interneto. O, brač. Nu, čia, jo. Turėjom sąraše Stasio paklausti daug juokingų istorijų, jis pats jau pasakoja, nereikia. Tai gali tęsti. Toks jau mūsų darbas, ne? Aš turėjau vieną istoriją juokingą pasiruošęs, nežinau, kiek čia galim vartoti nevartotinų žodžių. Galima, ramiai. Aš dirbu menų festivalį platformą ir senais laikais, čia prieš kokį 10 metų, labai dažnai reikėdavo į Vilnių važiuoti atsivežti variklių, prožikų, nes mūsų regione nebuvo. Nu ir nuvažiuoju eilinį kartą prieš festivalį, pasikrauti Vilnių daiktų, žinai. Vieną spektaklį apšitėje sako, gal gali paimti spektaklio dekoraciją, nes jie turėjo dalyvauti. Gerai, žinai. Ir ten toks stovas, suskylę, įkiši pagalį, nu ir atrodo kaip baleto trama. Nu, spektaklio dekoracija. Nu ir aš tą paėmiau, pagalį įmečiau, žinai, tą stovą pasidėjau autobuso gale. Užsukau į Kauną, dasikrauti variklių. Nu ir tą stovą kažkaip išėmiau, pastačiau, variklius susiverčiau, uždariau duris ir išvažiavau. Atvažiuoju Klaipėdą vietą, kur rodom spektaklius. Nu jo, pamiršau Kaune šitą. Skambinu kauniečiam, chebra, gal galit paimt, važiuos iš Vilniaus apšvietėjas, užsuks įsimes į mašiną. Nu gerai, chebra paėmė. Iš Vilniaus atvažiuoja apšvietėjas, vaikšto pas sandėlį, nėra. Klausinėja, nematė čia tokios huinios. Kokios huinios? Nu, toks stovas, skylė ten. Klausinėja. Tada atsiranda žmogus, kuris ryte krovėsi metalo laužą ir tą paėmė, kartu su viskuom išvežė į metalo laužą. Atvaro į metalo laužą, sako, čia šiandien atvežė, pridavė, žinai, kur yra. Nu, tai kažkur ten. Nu ir išėjo chebra kažkur ten, ieškot huinios. Rado, laimingai baigęs, atsivežė. Wow. Geras. Epopėja tokia kaip jo, bet žiedų valdovai. Ko ieškot? Nu, huinios. Tas vienas žodis viską pasakė. Jo, be jo čia nebūtų. Tai linkėjimai Povilui, jeigu žiūri, sakai, kažkada parašysi knygą, laukia knygos. Nes yra buvę tų istorijų, daug visokių. Čia tokia viena iš tokių legendinių jau. Ko nedarytum? Kokio renginio? Ar yra tokie principingi? Ar belė ką darai, jeigu yra laiko ir noro? Aš nedaryčiau, tikrai žinau, kad nedaryčiau, tai neįčiau su tais visais populistais, kai ten, pavyzdžiui, negaliu žiūrėti, kai chebra dirba ten tos visus šeimų maršus. Aš suprantu, kad pinigai, nu, ta prasme, nu, bet tai... Mums teko garbė ir atgailaujam dėl to, nes dar nežinojom, kas tai yra. Paskui supratote. Paskui supratom. Aš negalėčiau. Su tais visais ten neminėsiu pavardžių, bet, nu... Ne, mes dar čia, kai dar nebuvo, nu, tipo, prieš kaukės, pirmasis, man atrodo, buvo, nuvažiuojam į Vilnių. Aš su kaukės stoviu vien, žinai, nu, tipo, mes tai normaliai, nu, tipo, ką žinau, reikia kaukių mums, tai mes tai dirbam. Vis ten, čia tas, kur yra, išmok himną Kutvelą, tu kur tas Videkas, tai tenai mes dirbam, atleiskite mums visi, mes to nenorėjome. Nežinojom, kur mes veliamės. Išmok himną. Bet jiems vat, kažkaip niekada nesisekė su himnu ir paskui jie galų galiausiai nusprendė pereiti prie įrašo. Ir paprašiau.
paprašiau. Bet tas įrašas prie green screen'o irgi tragiškai. Su green screen'u? Nu, tai apie tų įrašus YouTube'ai kalbėjai? Ne, ten paskui jau, kai jie susirinka... Ai, tu ne apie tai kalbėjai, kad po himną įrašytą paleidžiu. Jo, paskui ten kitose irgi ten bandė kažkas dainuoti, vos neapmėtę, ir paskui jau jie nusprendė, kad jau geriau niekas tegul nebedainuoja, pasileisim įrašą. O tu savo žinias dar gilinėsi, stebi kitų konsus, ten įrašus, jo, žiūri, kas vyksta, kokie dizainai, apšvietimai, kaip... Žiūriu, norėčiau sakyti, kad nekopijuoju, bet, bet ir nedarau taip, kad, šitas geras, šitą imu. Visada kažkaip stengiasi ieškoti savo, nežinau, kiek man tai pavyksta, kiek ne. Bet, čia kaip ir rašytai, vis tiek turbūt irgi skaito knygas. Tai... Nėra, nėra tų genialių idėjos, vis tiek kažką pamatai, kažką perdarai savaip. Dekoracijos, ten lemputėm apsistato. Visur tas pats, tai biškai kitaip. Bet, aišku, faina, kai tu pamatai. Aš čia nekaltinu. Ne, bet ir... Aš taip pat kažką pamačiau, panaudoju, savaip. Lygiai taip pat kaip ir mašinas. Yra mašina ir skiriasi tik tai pavadinimai, modeliai ir... Visos jos su 2 lempom prieki. Ir 2 gale, ar ten kiek. Tai žinai, nori, nenori, kartais pats renginys reikalauja to paties meninio palyvydalinimo, kur tu ten kažkur matai, ten tų lempučių pristatytų, ar žvakių, ar kažko tai. Ir tu, kai kažkada vieną koncertą dirbau, sako, ne koncertą, renginį, bandysiu šį koncertą renginį daryti be mėlynos šviesos. Na ir kaip gausi? Nepavyko. Ne šiaip savo yra standartas turėti tą, jo? Nes, taip yra. Nebent dekoracija mėlynos spalvos. Ten iš vis nebuvo dekoracijos, ten buvo baltos sienos, bet, kai kurie pasirodymo elementai, vis tiek, tu nori, nenori. Jeigu dainuoja dainą apie mėlyną jūrą, nejungsi ten žalių laukų. Manęs čia kažkada paprašė spalvų korekciją padaryti mūsų marių, nes jos yra žalios spalvos. Šiaip, iš drono kadrų. Labai žalias. Kai dar... Dar kai žydė? Žydė. Pasidarbavau ir padariau. Tokį jau per daug negalėjom, jau gautasi Viduržemio jūra. Arba... Tai gerai. Nepardavinėsi, nes matosi. Egiptas beveik. Tai klientai paprašė, kad tą žalsvumą nuimtumėm, atrodo neskaniai. Bet vanduo mėlynas, čia viskas normaliai, jeigu prašytų vandenį padaryti geltoną. Kitą kartą galės argumentuoti, geltonas tai prisisiojo kažkas į vandenį, žalias tai vanduo užžaliavo. Wow. Vasara jūra būna pageltonavus kažkokią. Tai va. Netkreipi dėmesio. Tai va, jo. O tu pats turi kažkokią tai cinkelę, kur visą laiką, tai kaip ir tau, žinai, ten, pavyzdžiui, pas mus kiekvienas turi savo montažo stilių ir tu vos ne tam tikrus video gali pamatyti iš montažo stiliaus montavimo. Tokie yra dalykai apšvietime. Kad tave įman dėl tavo stiliaus konkretaus. Kad jiems limpa, nėra tokių apšvietėjų. Aš nežinau, dėl ko mane įman, aš neįsivaizduoju. Aš tiesiog žinau, kad kai žiūri koncą, tarkim, Lietuvos apšvietėjų, kai gali atpažinti braižą. Tai va, tai apie tai ir kalbam. Bet nežiūrint į prietaisus, kaip jie yra išdėstyti, ar ten kaip jie pakabinti, o į patį švietimą, programavimą, kaip tai atrodo. O, žinai, aš kai dirbantis per kelias tas sferas, teatras, koncertai, tai kas tinka koncerte netiks teatre. Tai kiekvieną kartą turi prisitaikyti, žinot, kur atėjai ir ką tu dabar darysi. Nes teatre tai viskas švelniai. Temperatūrų skirtumus didelį. Vėl nuo spektaklio priklauso, nuo nuotaikos ten. Šalta, šilta, karšta.
Ta prasme, truputį erzina, kai atvarai kokį spektaklį retransliuoja, žinai. Ir, nu tai va, čia vienoje scenoje mėlyna, kitur raudonas apšvietimas priekis, o tai kaip mums kamerams tada? Ai, Jo. nu, bet čia, Ne, okei, mes suprantam, kad važiavam, bet toks tipo Prisiderinam. prisiderinti mums yra sunkiau teatrą. aš tą suprantu, bet, žinai, ypač dar, kai jums tenka filmuoti, kai yra žmonės, nu, tai visai blogai. Taip. Nes kai filmuoji be žiūrovų, tai dar ten gali padaryti tas korekcijas, duoti tas šviesos, palikti tą foną, nežinau, bet jeigu yra kartu su žiūrovais, tai tada aš jumis užjaučiu. Bet tai yra spektaklis ir, nu... Mes vieną projektą filmavomės, tai irgi vos ne atvariau spektaklį ir supratau, kad, nu, akim yra tamsu. Šitas kambarys. Žinai, nežinai. Breskovaitės? Jo. Turėjau atvaryti, pažiūrėti 17, bet gailiuosi, nepavyko. Tai va, nuvarėm ir tada aš prieinu, sakau, ir kitą dieną turim filmuoti, sakau, galim prieš dieną susirenkam, tipo, viską sufilmuojam su maksimaliai šviesos, kiek galima išeina, o paskui jau rodykit, ką norit, žinai, Nes aš irgi vienas spektaklį dariau, kur ten, nežinau, Ingos, negaliu palyginti, bet pas manęs ten irgi ant jau vos nenulinių procentuočių, dar tamsus filtrai, 711, 201, nu, žiauriai tamsu. Ir neatsimenu dabar, kas filmavo, bet irgi padarėm taip, kad atėjo be žmonių, duodė šviesos, nusifilmavom, nes nebūtų. Paduok man tą knygutę. Katalogas. Dabar žiūrė. Visos paletės, nežinau, gali... Kurį šį filtrą? Arba 711, arba 600. Taip bent jau atrodytų. 603. Nu, bet čia labai arti 600. Čia melsva, ne, jis biškai melsva. Jis toks kaip juodas, bet jis labai gerai turėtų atrodyti, nes jo... Jo, jūs matė čia užrašė. Ne, jį kai dimerioji, jo balta nešiltėja, gaunas, kad išlieka ta pati balta. Tai grįžtant prie tos pačios minties, tai... Ledai. Ledai turim dar daug kaitros, dirbam su kaitra, gerą krūvą filtrų turim, bet yra prietaisų halogeninių, kur nežinomi, ką pakeisti. Nerandam dar rinkoje atitikmens. Mes naudojam ten frenelius 2,5 kW. Nežinau, gal tu žinai, kokom būtų galima ledinių pakeisti, kuris atitiktų. Ledinį frenelį. Žiūrint, kokia kaina irgi jo ten reikia. Bet mes žiūrėjom, dar nelabai atradom atitikmens, tai nežinau. Dar kaitra nėra pakeičiamas, ne, toksai kaip ir kas geriau lyginant. Nes jis tokį kažkokį estetišką irgi savo tą skonį turi su ledu ten... Nu, yra tas ledų emuliacijos, kad ten emuliuoja halogeną, nu, bet tai nėra tas. Manau, ir nėra turbūt. Bet kiek girdėjau, sakoma, kad vis tiek kaitra yra tiksliau, ne? Tas tiksliau, nėra tiksliau, nes užsidegimo ir užgesimo laikas, vis tiek yra... Bet išleidžio lempas eičiamai naudojami? Pas mumis teatre ne. Kitose teatruose yra atvažiavę, gastrolėm atsiveža, pas mumis ne. Nu, čia, žinai, nuo teatro Lenkai labai mėgsta šitą eičiamai naudoti. Bet ten vėl kiti nuansai, ten jau stovi tie mechaniniai šuteriai, kur uždarinėja. Ir sukasi spalvas. Tai va, kad ir paėmus tą patį 600 filtrą, įdėjus į 2,5, jisai prašviečia. Vilniui man reikėjo spektaklį daryti, įdėjau 2 kW, neprašvietė 600. 0,5 kW, tipo... Bye. O jeigu įdėti ledinį, tai klausimas. Dar, aišku, netitinkantį specifikacijų, tai vėl. Vis tiek, ledinį tu dėtum filtrą vis tiek ant ledo. Bet jeigu tau reikia 600 atspalvių, ledas neišsuka dar, man rodos, tokio. Ar tokio blankumo? Jo. Nes toks yra tamsus, pilkas.
600, Jo. dar tamsesnis, kurį netrodžiau, nejaučiu. Jo, jis dar yra tamsesnis negu tas 603. Ką parekomenduotum jaunai kartai, kurie nori žengti, kad tai nebus gal kažkokie patarimai, ko nedaryti pirmais žingsniais? Ko nedaryti? Negert daug alaus. Energetinių mažiau gal gerti. Gal kreipti dėmesį, ką valgai ir kada laikas ant Ko nakties. nedaryti, nežinau. Žmogus turi ir daryti, ir klaidas, kad Išmok. Nes niekas nesimoko iš svetimų klaidų. Tai tu turi pats suklyst, pajaust, nežinau. O jaunai kartai, tai jeigu yra galimybė, nes esam turėję praktikantų, turėję visko, jiems yra visos galimybės, yra pultas, yra prožikai, tu gali užsidaryti visai dienai saliai, žaisk. Tie ateina, pasižiūri ir... Tokių dar nesimatęs, kurie įlindo ir su pagaliu reikėjo jos vyti laukas. Arba neužkybo už akės ir neatsimenu. Bet dažniausiai tai būna ateina... Telefonę pasėdė, parašiukas, ačiū, visą gerą. Tai reikia tą cinkelį turėti viduje, nes klausimas tau, ar tu daugiau nei mėgsti apšvietimą, nes tu ten jau daug metų, 25 metai. Tai aš gyvenu tuom. Yra jo, ten vidinė patinka apšvietimas, stebi aplinkui. Taip. Nes net nežinau, kaip tai apibūdinta tą Aš irgi jausmą. negaliu. Bet būna blogų dienų, kur tu galvoji, kad viskas, einu į darbo biržą, bet kažkaip nueina, patostagauji, pailsi, atsigauni ir vėl eini, darai, papuolį į kitą projektą, kas yra iš esmės dėkinga, tu gali pakeisti lokaciją. Taip. Kaip tu ten sakai, kad yra žmonės, kurie kažkur dirba ir jiems yra draudžiama kažkur haltūrint, tau ne. Ten pasiėmė atostogas, varai į kokį kitą projektą. Ir šiaip mūsų tas toks darbas, sakai, gal teatre gal ir užsisėdėjimas gali vykti, bet ypač su filmavimais, kad tu pastovi kiti. Jo, teatre tu gali užsisėdėti, aišku, yra tų pliusų, kur išvažiuoji į užsienio kokias gastrolės, tu pamatai kitų teatrų, esu matęs, kaip kitose teatruose galvas tas pačias kabina ir deda gulščiuką ant viršaus, su gulščiuku kabina. Tai pamatai visokių naujovių ir galvoju, kad tai visai protinga mintis, nes tu pakabinęs galvą, verždamas, tu gali prisukti, kad tam tikrų kampų ir tau pabėga visas apšvietimas. Bet uždėjęs gulščiuką, tu prisuki ir tu žinai, kad būtent toj padėti ir yra. Galėtų ant lampų gaminti gulščiukus. Kaip mes ant stovų, jo, turim. Jo. Horizontai. Reikės pasiūlyti gamintojams. Džiauriai noriu paklausti, pats mokė tik vieną pultą, Čiamsi, mačiau, su Čiamsi dirbai, ne? Ar Maškę mokė? Taisyklingai reikėtų sakyti Kemsis. Kemsis? Chameleono sistemas, nežinau, kaip tiksliai angliškai pasakyti, bet patys gamintojai tai sako Kemsis. Chameleon system. Yes. Okay. Čia lietuviai kažkaip užčiamsino. Buvau Granma kursuose kelis kartus, tiek antros Granma, tiek trečios Granma. Įvaldžiau, galėčiau ten pradėti dirbti, bet žinai kaip yra. Avolaitas, Hogas. Mes dar iki šiol turim Avolaitą senai teatre iš prieš rekonstrukciją, pas mumis stovėjo Avolaitas. Tai jisai vis dar yra, lentynai guli, porą kartų buvo ištrauktas, bet galėčiau dirbti su Granma, bet vakarų Lietuvoje niekas neturi ir tie įgūdžiai, kurie buvo ten pasiekti kursuose, jie pasimiršta. Turi pastoviai dirbti irgi, kad turėti įgūdį. Tai aš visiems sakau, aš kažkada neblogai visai mokėjau vokiečių kalbą. Kai jos nenaudoja, tai visi tie įgūdžiai ir nueina. Kokie tavo hobiai? Kaip ilsiesi?
Dviračiai. Trūksta aktyvumo, ne? Norisi Pagrindė dviračiai. šviežus oras, pabėgti Nes tu patalpose gan dažnai, ne? Teatras ir koncai, jeigu uždarė, tai viskas kaip gruodžio mėnuo. Ateini į darbą tamsų, išeini iš darbo tamsų. Atvažiuoju Vilnių tamsų, išvažiuoju iš Vilnius tamsų. Yra buvę dar senajam prieš renovaciją, kai dirbau teatre, atvažiavom į Kauną į Girstutį rodyti spektaklio, ten tokio gan sudėtingo. Ten, tarkim, atvažiavom trečiadienį, išvažiavom, tarkim, sekmadienį ir aš vienintelis mačiau kartais šviesą, kai eidavau iki parduotuvės nupirkti, pavalgyti ir atsigerti. O kiti sėdėjo? Nes ten žiauriai sudėtingas spektaklis, daug darbo. Mes dar jauni ne iki galo patyrę. Žinojom, kad mums reikia kabelių, tai pasiėmėm iš Vilniaus kažkaip išsinuomavom kabelius, daugiagyslius ir mums atvežė Sokopeksus, o mums reikėjo hartingų. Nes mes manėm, kad visur yra hartingai, ten kažkom... Ir ką darėt, perlėtavo atgalus? Skambinom, man rodas, į Kauną, į Kombo, iš Kombo tada, man rodas, jau atvežė. Aš nepamėjau, tai buvo senai, tai buvo 2-3 metai kažkas, gal nebepilnai jau neatsimenu, bet žinau, kad toj vietoje įvyko promachas, kad atsivežėm iš Vilniaus kabelius ir Sokopeksas, o mums reikia hartingų. Čia jungtis, kas nežino. Dvi atskiras. Daugiagyslis. Daugiakanalis prailgintuvas. Ne? Taip būtų lietuviškai turbūt. Mums neįdomu lietuviškai. Pluginas yra... Kaip yra pluginas? Įskiepis, va. Įskiepis yra pluginas. Eik tu so. Vaizduoklis. Vėjabraukis. Vėlabraukis. Atsiprašau, vėlabraukis. Čia kauniečių bairis. Cool. O kodėl sunkiausia, ten daug šustrai labai su apšvietimu teko? Aš jau nebeatsimenu. Ten buvo, žinau, kad ten buvo sunku, buvo daug darbo. Ir užsimiršo jau. Žinai, tai metai dar... Tai aš sakau, tos blogus dalykus blogi dalykai yra pamirštami. Tai gerus... Jos ir, ta prasme, reikia tik iš tų blogų dalykų išsitraukti pamokas, kad kitą kartą nebekartoti. Taip. Tiesiog nevažiuok į tos projektus, prisimink. Ir pamiršti. Jeigu važiuoji, jau pasiruošti. Jo. Tai ką? Prabėgo greitai laikas. Sustas. Jau? Kažkiek prabėgo laiko. Kiek, 5 minutės turim vėliau, ne? Jau. Mano atžvilgiu. Kažkiek turim, Sergejus sako, 5. Apie. Tai... Daugiau? 45. Tai gerai. Tai... Marius išgyrė, tai va pakvietėm tave. Ačiū už tos pagirimus. Aš užmiršau tai pasakyti pradžioj. Marius išgyrė tave. Ačiū. Nesijaučiu toks labai jau nusipilnęs, bet ačiū. Tai jo, pakvietėm geriausią Klaipėdos apšvietėją. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Subscribinkit, Sergejau, neuždėsi. Vėl jau. Būtinai. Bet dabar tu mokinkis naudoti šito dalyku. Pliaukšt? Tarkšt. Gerai, jeigu pjausiu grybą, tai... Oi, baigtų, mes irgi čia spankstam. Aš kažkaip paskutiniu metu stengiuosi, nepersidirbti, stengiuosi, bet kaip gaunas, tai visai būna. Bet žinai, jau biški nebe tas amžius jau pačiam įtampyti. Jau pasenu. 25 pizda. Mums grafikas 4 ar 5 dienos nuo 9 iki 11. Tai tipo, o tai kur mūsų, žinai, čia vat operatoriai negali žmonės persidirbti, tipo 12 valandų dirba 12 valandų, o jūs čia visi kiti nusikruškit.